pataisos, tai va, jo, tvarkoj. Sveikas gyvas. Labas. Labas. Sveikas. Sveikas, sveikas. Labutis. Nu, sveikučiai. Senai nesimatėm. Bet šiandien turim tokią big day. A ne? Patrikai. Ką gali pasakyti? Ką šiandien veiksim? Tikėkime, nelaužysim pusę. Tikėkime, šiandien darysim driftą. Kaip visada. Be didelių incidentų. Miega belia kiek mažai. Čia net nesiskūsiu, kiek miegojam, ką darėm, bet svarbu esam čia ir pasistengsim parodyti vaizdų.
kairę pusę, o tai gaunasi šį krypą. Ne, kad padamu krypą. Tas tenais viena pusė. Šitas labai patinka. Šitas man labai patinka. Bet čia staloms dabar tipo? Dabar čia kažkokia rungtis, kas greičiau pravažiuoja. Kada rungtis? Po šitos rungties bus nepertraukiama jau. Čia tipo vienintelė rungtis, kuria pertraukia.
nepadarysi. Da, garsiau, garsiau. Su dizeliu greičio nepadarysi.
Oi, tu. Pėsduk. Nu jung tą šviesoforą. Bet, blėt, man dėl tavęs baisu, nežinau. Man bais dėl, kaip jis namo parvažiuos. Ai, biškai toli važiuoti, ar ne? Čia nealkoholinis. Žinom. Kalnapilė nealkoholinis. Žinom. Nulis. Na, papasakokite šios dienos įspūdžius. Padangas valgo, mašina važiuoja, pusadžius nelūža. Kas dar? Emija gyvo. Ir irpas geras. Oi geras irpas. Jūsų įspūdžiai? Only good vibes. Ne, viskas yra labai fainiai. Technika turi problemų, turi niuansų, bet vis dar važiuoja. Padarėm nemažai važiavimų, pravežėm žmonių, tiek aš, tiek Patrikas. Lemba, iš tikrųjų sunku labai važiuoti yra, kai tu galvoji apie mašinos resursą. Tu važiuoji taip, kad negali susikaupti patį važiavimą. Važiuoji ir galvoji, dings trauka, nedings trauka, galiu tiek gazą spausti, negaliu. Vienu žodžiu, nėra išgaudyti visi kasiakai. Jų yra, bet kol kas diena einasi neblogai. Liuks. Sveiki, prisistatykite. Arminas Zančauskas, man brothers, vienas iš įkūrėjų. Malonu. Na, papasakokite kažką apie šį renginį, apie automobilius, apie vieną, apie kitą. Šiems negreitis į didelę greičią nepadarysi. A ne? Galim pakartoti. Nu, plačiau. Ne, plačiau, šiaip iš tikrųjų. Jeigu plačiau, tai pasu kamerą į pauzę. Jeigu plačiau, tai padaryk 0,5 zoomą visų pirma. Gali būt, kad netelpu į kamerą. O antras dalykas, netikėjau, kad galima iš dizelę biudžetinį variantą 2 litrai, 110 kW. Oik tu nahu, vau, nu nustebino. Pats, kai esu važiavęs su plyta MP4 BD5, tas valina. Smagu. Mano taip nevalina. Blet, smagi mašina. Net čia gali nufilmuoti vat, širpuliukai man žodžiais einant. Vat, matai, visas širpuliukais. Matas, Nu tai va. matas. Vat, tikrai netikėjau, kad taip gali padaryti. Tylėk senelį. Nu va. Aš pirmai sakiau, kad Kiekvienas iš vatų važiuotojų ten, blet, varo į simuliatorių. Ką mes turim? Šiaip simuliatorius daug duoda. Mes turim simuliatorių. Nes tas mano pats pirmas ranas, jisai buvo visiška nežinomybė. Sakau, aš atsisėdau į mašiną, gyvenime nevažiavęs ant sauso, gyvenime nesėdėjęs iš vis drifto mašinai, aš atsisėdau ir aš padariau. Ir aš likau šokiruotas, tai kas galvoja, kad mes tenai užsiemam nesąmonėm, žaidžiam žaidimus, kažkokius tai švaistam savo laiką, ne, ten yra labai gera treniruotė, todėl, kad tu padaręs kažką kritinio, gali paspausti reset mygtuką, o čia klaidas nedovanojamas. Taip ir pasakyk, girdėjai Kamilę? Girdėjai Kamilę, tik per piniginį. Muoza, hujoza. Taip, Paulius, Muoza, tai pirksi. Bet pernai pasakykit teisybę, realiai tikras driftas ir pigiau negu simuliatoris, taip? Taip, Ką jau ne? at jeigu va tas taip taip ta prasme kalbėtų apie tikrą driftą, kaip jis man metus laiko šnekėjo apie tą savo vairiukus, tai jau čia driftą jis jau turėtų, tą mašiną. Ai, tikrai, kad pribrūžintų. Tave reik brūžinti, kaip suprantu. nu,
kad turėtų jis kažką. Nu kiek aš apie mozą kalbu, blėt, dabar taip intensyviau savaitę. Jau šiandien važiuojant vos nenusipirka žmogus. No. Mozas. Nu jei tūlika užą gaila, kad degaliniai tūlika nebuvo, būčiau nusipirkęs. Įsirūkau į gėlinę. Per greit parėjo, blėt. Be, tipo, nu, važiuojam, nu, man reikėjo į tualetą. Tas sako, šitoj degalinėj, sako, ir kujovai, tipo, visi kraštai numišti. Nu, į nuo šitą degalinę ten gėlinę. Parėjau, sakau, kur tu ten myžai, blėt. Gėlių, blėt. Nu, ten, ta prasme, automatiškai. Saka, iš kur tu žinai, sakau, pats myžau. Ten kurva, net nėra tūlika. Bet realiai dabar su dabartiniam savo žiniom iškart šaučiu prie mozos. Nors dar nevažiavau, bet iškart šaučiu minimum Trustmasteris. Aš žinok, galiu pasakyti, įsigėjau mozą. Ta prasme, man pasirodė, kad kiekvienas gali važiuoti. Ta prasme. Bet tu turėjai Fanateka, tu jo net neišbandai. Nu, tai Tol jis būtų veikęs lygiai jis taip pat. būtų veikęs ir greičiausiai būtų net nereikėjo nieko kito, bet ta prasme, aš ant kiek supratau, kad direct drive'as yra toks dalykas, kur aš jo neimčiau mokintis. Išmokti su Logitechu važiuoti, tu va ten išmoksi, nes tu turi atsukti vairą, tu turi jam padėti, tu turi galvoti. Ir pasižiūrėk, kaip šitas bičas lekia su Logitechu. Tu bachūras, tau reikia. Ta prasme... Kada gimtadienis tavo? Sumetam? Nu kas šitie? Aš tą patį galvoju. Blet, mūsų tu... Gerai, esam kiek 6 bernai, ne? Nu, va, 7 įmant Arijai, tai Arijai savo nesimės. Sumetam, bičiu, bent jau ant R5. Būtų gražu iš tikrųjų. Drąsiai, nu. Kada gimtadienis? Tiksliai. Neužiau. Antrą? Jo. Būsiu pachmėlnas. Blet, per anksčiau gyvėjai palauk. Gers, ne? Ką? Tipo per vėlinės gers. Nu, aš geriu visą laiką. Aš pasakysiu taip. Aš turiu tik ritualą. Jeigu man gera nuotaika, aš vakarį išgeriu. Bloga nuotaika nebūna, kai žinai, ką vakarį gersi. Arba gerą nuotaiką išgeriu, blogą pripis. Litras alaus kalbėjo. Nu tai gerai, nu. Užfiksavai. Litras? Arijus gaus. Arijau, bet yra sąlyga. Yra sąlyga. Nėra Duok sąlyga. ranką, yra sąlyga. Jeigu gauni iš mūsų dovanų direct drive'ą, kažkada gyvenime darai kokį nori, bet projektą, kuris gali slyst šoną. Tai ne, kokį Čia ir labai... Čia ir pinigų klausimas. Aš jau senai galvojau. Tai perkeris. Tai gerai, čia ir pinigų klausimas. Ta prasme, aš nespaudžiu laiko ant termino kažkokią nededu, kada, bet kad tu Kai tai tau bus vystysi, septimo jam tam. bet kad tu tą vystysi į realybę, nežinau, realiai važiuoti yra... Moki mašiną Ta prasme, wow! Kiek tau metų Arijau? 17. Tai jūs neplanuojate teisių geriau? A tu daug apvažiuoti vieną ratą, neskersai tiesiog apvažiuoti su mašina. Gal per Aš savo manau, vieną pusę. Arijus ant teisių, Aš nebejoju, kad jisai pašertų su tą mašiną. Nu tai ir tokia Bet ta prasme, tikrai ne šiandien ir tikrai ne dabar. Reikia tam treniruotės, aikštelės ar kažko, žinai. Bet kad jis pavažiuotų, jis pavažiuoja. Aišku, su turbava mašina biški sunkiau yra važiuoti. Kaip pas SR. Turi užpūstą turbą, bet... SR, tas pats, va. Nu, Bet šiaip aš sužavėtas, kaip jis greit užpučia. Ta prasme, perspyrė ir užsipūtė. Aš galvoju, kad bus kažkoks turbo lagas. Atsargiai, Lukai, ai net nedamesnikit čia jau. Sunkiai tą padangą užtikit. Ei, kad grešutai liečiasi, ne? Mes tik tai. Į tolį reikia kamuolį, bet gerai. Galima. Pieštam žvyrą. Kaip vardas? Dabar tik tai tolį į orą turėtų gerai bus.
ne, lygiai žiūrėk, lygiai su tavim. Girtas Ugrūnė, palaikykit kas nors. Metrą toliau ir ledas. Ir dabar nebeatsiras, ne? Ne. Geros kelionės! Ačiūka! Ne, tai pašaudom, pašaudom. Bus linksma. Pašaudom, bus linksma. O-o. O-o. Su šita gaida. Su šita gaida. Ir baigiam šiandienos epizodą. Nu buvo vis tiek Max gerą dieną, Max linksma, su gera kompanija, tikrai sudeginau daug padangų, mašina su problemom važiavus atlaikė realiai beveik iki pat galo, čia jau mano kaltė, kas ką tik atsitiko. Iki sekančio!